Aš tave vadinsiu šiandien Saulium. Sauliau, tu papuoliai. Sveiki, gyvi Gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjus. Sigis atvažiavo į cirką. Šiandien mes esame Tauragėje. Čianais mes ruošiame Tauragės Gravel Grand Prix antrojo etapo trasas. Tai jau trasas paruošėm. Labas. Nu taip, ir mes papuolėm, mes planavom su 2-3 žmonėm pamint. Labą dieną! O, bent vienas komandžiokas. Va tiek, va čia yra žmonių. Va čia tai raidai. Va čia tai Social Spinas. Social Spinas persikėlė šiandien į Tauragę. Viską čia suorganizavo Tomas, ne, iš tikrųjų su Tomu šiandien apžiūrėjom trasas. Paruošėm maršrutus ir šausim, pravažiuosim trumpą tam, kad žinoti labą dieną. Tam, kad žinoti, kas laukia Gravel Grand Prix dalyvių. A ne, Paulius? Taip. Sigi. Sigi šiandien. Šiandien su Sigiu padaužysim. Jo, Sigis ir Tomas šiandien. Visus pagratys. Šiandien beje man yra intervalų diena. Numatyta 3 po 15. Tai kas išsilaikys iki galo, tam garantuotas prizas. Slibinų gertuvė. Ir šortai. Svibai. Shit. Kiek čia šiandien žmonių turit? Čia visą laiką, taip ir žiemą? Taip, ir žiemą. Sveikas. Ar lietus, ar pavasaris, bet kas. Čia praktiškai net naują metų laiką esam susikūrę. Trečiadienis. Kalendorius nuo trečiadienio. Savaitė. Sveikas. Labas. Mes nuo Vištyčio nebuvom į Vilnių grįžę. Tai visų pirma, trumpas intro, kas, kur ir kaip, kur yra bazė, kur yra festivalis, kur yra viskas. Tai yra tokia vieta Taurų parkas, Tauragės dvare, teritorijai. Čianais bus mūsų bazė. Padarysim special rungtį šitoj rampoje. Tenais viduj yra visokių pramogų vaikams ir visiems kitiems. Atvažiuokit su šeimom. Yra toks didžiulis kalnas, galima su batutu nušokti. Galima į Laipinių parką, yra restoranas, yra kavinė, yra ledai, viskas vietoje. Liepus grūdžiau graželį. Da, brolius. Kai tada ant kampo susuoja, tai tada kažkaip susuoja. Tai pradėjom važiuoti ir sliekas numeris 1 yra social raiduose visada taisyklė tokia, kad pirmas slieką atleidžiam, o visus kitus sliekus jau kiekvienas už save. Tai pasirodo Tauragėje irgi tokios pačios taisyklės. Palauksim. Tai va, čia bus didelė bazė, čianais yra daug vietos parkingui, startas, finišas viduje, viskas vyks startas vėl kaip rutinoje neutralizacijos būdu. Šito keliuku išvažiuosim paskui teisėjų automobilį iki pirmo žvyrkelio ir tuomet atsuksime. Tai 1 kilometrai čia, galbūt čia dar bus neutralizacija, niekas nežino, nuspręsim. Todėl, kad 4-5 kilometrė reikia kirsti pagrindinį kelią, bet kelias veda į Sovietską, ten eismo, sakė, daug nebūna. Tai vis tiek tvarką užtikrint savanoriai ir visi kiti geros valios žmonės. Tai pirmin trasos 10 km eina žvyro asfaltu. Ir tada išvažiuosime tokius miško žvyrkelius. Pradžioje galvom, kad galbūt bus daug pelenų. Pasirodo, ne, yra tiesiog visai kokybiški žvyrkeliai. Šiaip trasoje pradžioje bus nemažai atvirų vietų. O atviruose vietose, kaip žinoma, pučia vėjas. O Tauragės simbolis yra vėjo malūnas. Headwind or climb. Utenoj buvo climb, čianai bus headwind. Vyrauja šiaurės vakarų. Šiandien pūtė priešingas pietryčių. Tai kol kas pavėjuoja.
trasoje pilna tokių rolling hills. Reikia gerai išsilygėti, kad maksimaliai aukštai užvežtų. Elektrinis. It's crazy day outside. Tai tipo social ride'as, bet 300 vatų visi laikom ir no problem. Ten stirnos, žiūrėkit, kad ten nuvažiavo, ten nesiskaito. Ten stirnos dvi. O čia briedžiai. Ai. Yeehaw! Čia tokia vieta, kur reikia būti atsargesniems. Pagramančio miestelis. Važiavam pagrindinio. Trumpa, kokį 300 metrų atkarpa. O tuomet mūsų lauks posūkis. Jo. Trasoje laukia Tiesos piliakalnis. Vilniuje yra Tiesos kalnas. MTB trasoje Saulėtekį, čia yra Tiesos piliakalnis. Bandom. Turėkit pavarų. Vau, kas darosi. Ir toks bus dar vienas. O gal ne vienas. Nerodysim, patys pamatysit, kai važiuosite varžybose. Atvažiuojame į vieną gražiausių trasos vietų ir iš tikro yra trumposios trasos pusiaukelė. Ir kas norės, galės nulipti laiptais. Kas mokės ir galės, tas galės nuvažiuoti. O visi kiti darykite taip, kaip mokat ir kaip galit. Kas buvo prieš tiltelį, nerodysim, nes nenusifilmavo. O čia trasos pusiaukelė. Tiltelis. Ipa. Ir toliau judame čia, pro medžius, į asfaltą, asfaltuotų kelių į viršų, o viršuje susijungia vėl abi dvi trasos, ilgoji ir trumpoji, ir viršuje jūsų lauks mūsų maitinimo punktas. Šiaip tai čia dairomės, labai yra gražu, mojam praeiviams atsargiai, greit nelėkėt čia, nieko čia neišspręsit, nes čia gali būti žmonių, čia gali būti su vaikais, šunys, katės, varlės. Ir visokie kitokie naminiai gyvūnai. Neapsigaukit, čia kalnas atrodo trumpas, bet visas statumas prasideda tik va čia. Šiandien ne šitų intervalų diena,
Nedaužom. Važiuokim, ką rodo. Vahu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 su pusė. Nu, reikia 420 vatų laikyti, kad judėt, filmuot, kalbėt ir neatsilikt. Come on, iki galo. Didžioji trasa ilgoji atvažiuos iš tenais. Šiandien padarysim maitinimo punktą, va čia stovės palapinė. Atvažiuojant bus galima pasiimti ir pasirefilinti gėrimų, maisto. Iš Lakštingolų slėnio atvažiuos, abi trasos, palapinė, maitinimo punktas, muzika, palaikymas ir važiuojate toliau. Šiukšlės, jeigu norėsit išsimesti, irgi meskite maitinimo punktą. Mūsų savanoriai, komandžiokai surinks. Jeigu reikia pagalbos, prašykit, papildyti gertuvės, įpilti kažką, įdėti burną, viską padarys. Labai geras ratas, žiauriai. Šiandien labai. Wow, čia taip gerai. Op. Čia stovės savanoriai, užtvers eismą ir tik tai kirst kelią reikės trumpam. Trasoje yra labai nemažai miško, o varžybos, kadangi prasidės apie 11 startas, ir jeigu geras oras, visą dieną šviečia saulė, tai visada yra malonu įvažiuoti pavėsį, miške biški drėgniau, biški vėsiau ir nereikia kepintis ant lauko visą laiką. Hei, Social Raidų imperatoriau, palauk savo grupės. Naujas lyderis. Dar viena graži vieta. Jūros upės užtvanka. Norėtume va ten paleisti, bet čia reiktų per melioracijos griovį peršokti. Va toks savo vaizdelis. 100 balų. Visi daužo. Čia gamina elektrą, nes čia va viskas tokia juodąją skylę sukrenta. Vanduo sukasi turbinos ir gamina elektrą. Kažkaip mūsų lygtai sumažėja. Nieko nebesuprantu. Kur dar žmonės? Nu ką, artėjame trasos pabaigą. Grupelė pabirėjo. Liko tik greičiausiai. Darėme intervalų. Kam šiandien buvo intervalų diena, tas pasirašė. Kiti sakė, ne, mes Z2. Treneris liepia tik Z2. Tai va, pabaigai čia yra šiek tiek tarkelės, labai nedaug. Bet Lietuvos graveliai be tarkos, kaip cepelinai be spirgų. Ir grįžime į ten, kur pradėjom. Trasa pradžia ir pabaiga sutampa. Čia sukame į dešinę. Beveik avarija buvo. Kažkiek tai kilometrų iki finišo. Visur trasoje bus rodiklės.
Bus savanoriai, nukreips, padės, parodys. Mintį tik reiks patiems. Nepaleidžia. Šaunuoliai. Yra pora pralindimų po tiltais, čia yra antras. Čia reikia atsargiai. Ir po tiltą galima užatakuoti. Čia paskutiniam kilometre prieš finišą pravažiuosim tokius garažus. Čia gali būti visokio veiksmo, bet padėsim kuoliukus, kūgius, perspėsim visus, kurie dirba garažuose. Ir finišas jau čia pat. Porą posūkių sukome į kairę. Čia važiuojam iki vartų. Taurų parko teritorija, vartai bus atidaryti. Iš karto už vartų į teritorijos vidų, dešinę ir ten tokių per dvigubus vartus, dvivėžių takelių tiesiai į finišą. Atvarai ir... Atvarai. Caught on camera. Most dangerous American videos. Tai va tokia ta tikrai graži Tauragės Gravel Grand Prix antrojo etapo trumpoji trasa. Ilgos trasos dalyviai gaus pasidžiaugti šitais gražiais vaizdais dar daugiau. Kadangi visas veiksmas Taurų parke, tikiuosi čia teisingą pavadinimą sakau, tai kviečiam visus atvažiuoti su šeimom, su antrom pusėm. Yra labai geras viešbutis Tauragėje, didžiulis viešbutis Tauragėje, naujas. Esam ten gyvenę, dažnai ten pietaujam, kai čia būnam. Viskas, rekomenduojam. Galbūt pabandysim susitarti gal kokį kodą ant Gravel duos arba Gravel Grand Prix. Ir kviečiam atvažiuoti iš vakaro. Pasivaikščioti po Tauragę, tikrai gražus miestas. Viskas labai nice. O mes grįžtam į Vilnių arba varom į Tauragės vakarėlį. Varom vietinių takais, single trackas, sakė geras. Užbaigsim linksmai, taip kaip mes Vilniui per Social Spinus. Pasirodo, net vietiniai kartais ne visus kelius žino. Op. Kur, čia? Čia geriau. Čia. Mes persvarstysim, pagalvosim, galbūt verta čia padaryti finišą šituo single tracku. Na, o tam, kad sužinotumėt visas naujienas apie Gravel Grand Prix ir visus kitus mūsų renginius, pasekite Gravel Grand Prix profilį Instagrame, prisijungkite prie renginio Facebook'e, pasekite naująjį mūsų profilį, mūsų showroomo kavinės, Koma Vilnius, Fake ant Gravel, Trauma ir visus kitus. Junkitės į mūsų Social Spinus. Ir jeigu jums patinka mūsų kūrimas turinys, spauskite like, spauskite subscribe, žiūrėkite, dalyvaukite, rašykite, komentuokite. Atvarykit į mūsų Social Spinus. Ačiū, kad žiūrite. Iki susitikimo ant Gravel.
Tai va, dar vietiniai pravežėjo tokių miško takelių, ne single trackų, dvivėžis, bet toks dvivėžis single trackas ir tokių naujų tiltų, gražių. Grįžtam į Tauragę, antrą ratą dar nori kiti. O aš tai labiausiai dabar norėčiau ten iššokti, išsimaudyti, nes jau čia atrodo kaip šachtininkai. O, ir šituo dabar pakilimu, kas laiptais, o kas tuo. Pauliau, į pizzeriją. Nu ir informacijai dar pranešimas, kad viskas va užsibaigė čia, už šitų krūmų, šitam restike. Opa. Ne.